Katažina ir Dainius yra vienintelė pora, kovojanti nuo pat pirmos laidos, 15 savaitę iš eilės be jokio atokvėpio. Kaip šiandien jaučiasi tie, kurie nekarto nebuvo iškritę, neturėjo pertraukos ir netgi laiko įsigydyti traumų. Tai, ką teko patirti pastarąsias 3 savaitės, Katažina prisimena su ašaromis akyse. Grįždavau namo, apkabindavau katiną ir verkiau, iki negaliu. Na, tai yra emocija, tiesiog jos tu negali suvaldyti ir... Tik šią savaitę pora sutiko papasakoti apie projekte išgyventą krizę. Susitraumavęs Dainius tramdė skausmą ir dėl jo kilusi pyktį. Katažina visiškai atsiribojo nuo šeimos, draugų ir bet kokio asmeninio gyvenimo. Galiausiai dėl patirto krūvio dainininkei koncerte dingo balsas. Kai viskas susidėjo į krūvą, pora ėmė erzinti vienas kitą. Na, pasakysiu, kad buvo laikotarpis žiaurus. Netgi ne tai, kad blogas, liūdnas, buvo žiaurus. Man vienu metu tiesiog pasirodė, kad aš jį antiek jau, atsiprašant, užknisau, kad tiesiog jisai negali manęs pakęsti. Jo, kad Tažiukas jautrus žmogus yra, tai žinoma, kad prisidėjau. Kaip kiekvieną dieną matomės. Mes kaip ir šeima jau beveik. Kiekvieną dieną matomės. Turbūt Tažiukas su Zvonkum tiek nesimato, kiek su manim. Tai va, tai normalu, aišku, kad prisidėjau. Ir prie aš galbūt tų ašarų neparodau. Bet taip buvo užklupus tokia kaip ir neviltis jau. Tačiau šią savaitę porą pagaliau aplankė ilgai lauktas nušvitimas. Šią savaitę jau taip prarovė, nes buvo, aišku, sveikatos problemos, moralinis ir fizinis nuovargis. Ir tų idėjų trūkumas, viskas taip, jau jėgų nėra, o dar galo nesimato. O dabar taip jau gruodis, tai įsijungia antras kvėpavimas. Teko išgyventi tam tikrų momentų, ne pačių lengviausių. Bet kaip ten yra tas posakis, tas, kas mūsų nenužudo, padaro mus tik stipresniais.